Ai, bus gerai, susisuki kokį kokošėlį ant galvos ir eini. Pavadžiau tą kvapą tokį degėsiu ir žiūriu, tik tais dūmai pasipylė. Na va, iškepė ir mano varškėčiai, tai su graikišku jogurtu ir su šilauogėm. Tai va toks va, kalendorius. Sveiki, šiandien turiu laisvą dieną, tai varysiu iki miesto gal kavos atsigerti, reikia tokį savaitinį apsipirkimą plius minus padaryti maisto. Ir nusprendžiau pabandyti nufilmuoti tokią dieną su manim, nežinau, gausis, nesigaus, bet pabandysiu parodyti kuo daugiau. Ir dabar reikia eiti savo kūdras įsitiesinti, nes vakar plovau galvą ir tokiais drėgnais plaukais nuėjau miegoti, tai tie plaukai tokie, nežinau, biški kaip ir pasišiaušę, bet to pačiu ir sulipę. Šiaip šitą tiesintuvą Philips va tokį va, nežinau kiek matosi naudoju, gal kokie 6 metai, gal ir net 7 ir man jisai šiaip patinka, bet jau jo jaučiasi tas toks, kad jisai jau žymiai prašiau laiko patiesinimo ir gal labiau peša, bet pirmus kokius 4 metus tai jisai labai gerai laikė. Nu, šį plaukus tiesinu retokai, bent jau man taip atrodo, tik dabar, kai pradėjau filmuoti video, tai kažkaip vis tiek norisi labiau susitvarkiusiai būti ir nesirodyti, nesifilmuoti ten belenkai, bet man atrodo, čia su laiku bus kaip tik, kad kuo tolyn, tuo bus labiau dzin ir ai, bet ir šiaip pliusas filmuoti ne tik, kad normaliau per video atrodo, bet kad ir šiaip tokia gal motyvacija labiau susitvarkyti, bent jau minimaliai yra, nes kai šiaip tokia, ai, bus gerai, susisuki kokį kokošėlį ant galvos ir eini. Bet šiaip mano plaukai nėra, kad ten ypatingai labai pučiasi ir panašiai, bet vis tiek, kai ten išsitiesinė, jie krenta daug gražiau ir atrodo, nu, tikrai geriau ir jautiesi pati geriau, tai gal reikėtų dažniau pradėti tiesinti, nors faktas yra tikrai nesveika, bet, nu, ką padarysim, mes moteris labai daug dalykų darom dėl grožio, kas yra nesveika. Aš irgi nebūsiu išimtis. Aš juos tiesiog prasiskiriu į 2 dalis, kad ir apatinis šiek tiek prasitiesintų. Aš jau ten idealiai tikrai netiesinu, kad man ten kiekvienas plaukelis kristų ir atrodytų idealiai, nes, nežinau, man šiaip ganėtinai dzin, tiesiog, kad tas pats bendras vaizdas ganėtinai normaliai atrodytų. Tai aš porą kartų perbraukiu ir man užtenka. Ir faktas, kai vasarą, tai tie plaukai, jeigu nelabai karšta, tai jie ilgiau išsilaiko, tokie nepasipūtę nei kiek, bet kai yra žiema, ruduo, tai ta drėgmė lauke didelė, tai jinai tikrai tie plaukai tikrai išsipučia ir dažnu atveju išėjus į lauką, tai būna dar net kažkaip blogiau nei prieš tiesinimą. Bet moteris mane supras, kad nors, nežinau, gal kiti galvoja, kam čia tada tiesinti, jeigu drėgnas oras ir išėjus atrodysi vis tiek gal net ir blogiau nei prieš tiesinimą, bet, nu, yra kaip yra ir tikrai manau, kad moterytė supras ir kad daug moterų panašiai daro. 1, 2, 3 ir plaukai ištiesinti, gal labiau pratiesinti. Nežinau, kiek va čia matosi, bet tikriausiai va čia bus koks paliktas, nežinau, kokia, ne tai kad garbanėlė, bet koks kokošėlis, bet man nesvarbu. Ir dar, kol esu vonioje, tai noriu parodyti, gal čia labiau kaip rekomendacija būtų, kam labai yra sausa oda ir ypač žiemą labai pleiskanoja, tai jeigu nori biudžetinio varianto, iš Margarita va toks va serumas labai geras. Jiem dažnai būna nuolaida, tai galima gauti 7-8 eurus. Tikrai apsimoka, ilgai užtenka, čia toks drėkinamasis, tai tikrai rekomenduoju.
Pasiekėm kofeiną ir iškart noriu pasakyti, kad čia yra labai daug įvairių desertų, visokių sumuštinukų, vafliukų ir net ledų galima rasti. Kaune, kiek žinau, pats plačiausias būtent čia asortimentas ir yra, nors jis gal naujausiai atidarytas bent jau alėjoje, bet klientų tikrai nemažai. Na, nenuostabu, nes pasirinkimas tikrai geras ir visų skoniui. Apskritai, kalbant apie aplinką, tai maksimaliai jaukumo oazė sukurta, norisi grįžti ir grįžti vėl. Na, va, atsigėrėm labai skaniai kavos, aš pasiėmiau su baltu šokolado latė, kaip ir visada. Ten yra iš tikrųjų labai saldu, bet labai skanu. Šiaip nustebino, kad kofeinai yra nemažai žmonių, nors yra darbo diena, tai tikrai keista buvo, nes kažkaip kaip visada, kadangi Laisvės alėjai yra tikrai nemažai žmonių, nemažai kofeinų, tai dar tas keista, kad tarp vieno būtent taip jau labai daug buvo. Dar pasiėmiau tradiciškai iš kofeino sūrio pyragą su lotus, tais naujais sausainiais. Irgi va dabar prisiminiau tą su sūrio pyragu bajerį, kad aš namuose esu porą kartų jį kepus ir paskutinį kartą, kai bandžiau kepti, man susvilo, perdegė ten tas aparatas, kur kokteiliams smulkint, nes nusmulkinau sausainius, tai gal nežinau, nepritaikytas, bet būdavo visada gerai. Ir šiaip aš tos sausainius prieš tai, kiek įmanoma labiau susmulkinu. Ir tik pradėjus smulkinti, pavadžiau tą kvapą, tokį degėsiu ir žiūriu, tik tais dūmai pasipylė, tai šiaip labai išgąsdino. Tai iš karto ištraukiu ir ačiū Dievui, kad viskas gerai, bet nuo to laiko kažkaip su kokteilinė jau viskas jau nebebandau smulkinti, kažkaip tikrai baisu. O dabar einam pro Ąžuolyną namo, nes kadangi prisigėrėm, pavalgėm šiek tiek skanėsto, tai reikia, kad susikratytų ir užsikurtų organizmas, tai dabar šiauliuojam pėstute namo. Na va, grįžau namo, dar buvau iki parduotuvės užliekus, nes kaip ir minėjau iš ryto, kad savaitinį apsipirkimą maždaug noriu padaryti, tai man kažkaip Lidlas ir patogiausiai ir arčiausiai namų ir šiaip jau labiausiai patinka, nes turi ten jau savo pagrindinį krepšelį susidarius, labai greitai tada ir apsipirki, nes jau žinai, kur kas padėta ir panašiai. Tai dabar gal nežinau, gal parodysiu, ką nusipirkau. Štai toks mano maždaug savaitės laiko pirkinių krepšelis. Faktas, savaitės eigoje visada pasipildyti kažko reikia, tai kiaušiniai, vištienos krūtinėlė. Šita krūtinėlė labai skani, tiesiog tortilės, padažos, sūris ir daržovis, tai ganėtinai ir sveika ir skanu. Taip pat daug varškės, nes kepsiu varškėčius, kondensuotas pienas, nes labai mėgstu namuose kavą, tiesiog gerti šaukštelį kondensuotų pieną, nežinau, jeigu nesat bandę ir mėgstat saldžiai, tai rekomenduoju pabandyti. Sausainiai, šitas padažas irgi labai skanus, būtent čili, nes patinka aštriau. Graikiškas jogurtas, šilauogės, sūrio, tortilijos, batonas, pomidoriukai, kiaušiniai ir taip pat pudingas. Šitą pudingą labai taip pat mėgstu, nes jisai ir sveikas ir labai daug baltymų, bet būtent su karamelė yra ir vanilinis, bet man jisai nelabai patiko, tai irgi rekomenduoju. Dabar kaip tik akcija 7,9 centai, šiaip euras irgi nedaug kainuoja. Tokie mano pirkinukai. Įdomu, kas kiek jūs laiko apsiperkat va taip, ar kas savaitę, ar kasdien, ar tik tais, nežinau, į 2 savaitės kartą, ar į savaitės 2 kartus. Nes, šiaip aš kas savaitę, bet, savaitės eigoje tikrai visada yra ko pasipildyti, nes tai batono pritrūksta, tai sūrio, tai vėl kažko, tai kokio pomidoriuko ar panašiai. Bet šiaip jau tokį jau pagrindinį tą patį krepšelį, tai kas savaitę laiko mes darom. Na va, iškepė ir mano varškėčiai, tai su graikišku jogurtu ir su šilauogėm labai skanu. Čia gal labiau kaip blynai atrodo, bet aš dedu nedaug miltų, kad būtų sveikiau. Ir apskritai aš labai mėgstu visokius patiekalus su varške. Tai ir varškėčių, šiaip paprastai varškės apkepus, tai man labai patinka. Ir čia atsiprašau, kaimynai gręžia ir aš tik įsitraukiu kamerą pafilmuoti kažką ir gręžia. Čia kai gyveni daugiabutėje, tai ištisai kažkas remontas darosi. Jeigu girdėsis kažkur šiandien pašaliniai garsai, tai labai atsiprašau ir nepykit. Šiaip kartais būna, kad vos pagręžia ir yra kažkoks ten nedidukas tarpas, o čia tai kai pradėjo, tai žmonės tvarkosi, tai tegul tvarkosi, remontuojasi, o jūs
nepykit už tos garselius. Ką tik baigiau žiūrėti savo mėgstamiausią serialą, kur čia per TV3 rodydavo vienui vieni, 12 valandą po 2 serijas, tai jis man taip patiko, iš tikrųjų ir labai gaila, kad baigėsi, bet kas yra didžiausia tikrai nesąmonė, kad kai yra 2 arba daugiau sezonų serialų, tai parodo 1 sezoną ir ten 2 ar 3 ten po metų, po pusantrų tik tais pradeda pas mus rodyti. Ir dabar va šitas būtent serialas filmuojamas 2 sezonas tik tais Turkijoje, tai jį Turkijoje jau rodo, bet pas mus reikės laukti, kol ten baigs tą sezoną filmuoti, paskui dar kokį, nežinau, apie metus jaučiu laiko užtruks, kol ir pas mus pradės rodyti. Tai gaila, nes nežinau, atrodo, užsikabini, pradedi žiūrėti ir dar kai liūdnai baigėsi. Tai, oi, šiaip būčiau žinojęs, būčiau nepradėjęs net žiūrėti, bet čia kai visada sužinai po laiko, kai jau užsikabini ir tada kažkur perskaitai, kad kai baigs šitą sezoną rodyti, pas mus kito nerodys, tai jau paskui ir pradedi žiūrėti faktas ir baigi žiūrėti. Tai nežinau, šiaip jeigu turit kažkokių įdomių serialų, kas, turkiški, meksikietiški, man tokio tipo labiausiai patinka, tai galite parašyti, parekomenduoti, kai yra ilgi vakarai ir taip toliau, kartais tikrai nėra kas veikti. Ne tai, kad nėra kas veikti, bet tiesiog norisi kartais atsipūsti, atsijungti nuo visko ir pačilint, tai galite rekomenduoti, jeigu kažkokių įdomių žinot. Ir šiaip norėčiau gal nuoširdžiai parekomenduoti, jeigu kažkas ieškot ganėtinai simbolinės kalėdų dovanos arba šiaip gimtadienio proga dovanos, tai aš pati gavau per gimtadienį tokį įdomų dalyką. Šiaip aš esu mačius, bet niekada neturėjau, tai čia tokia nevystanti amžinoji rožė, ar kaip vadinasi, tai jinai kainuoja, nežinau, šiaip kiek anksčiau matydavau, tai jinai 20-25 žiūrint iš kur perkama, bet jinai ta prasme, aš nežinau, su kuo jinai apipurkšta ir kaip čia kas, bet iš tikrųjų tikrai visada pagyvina namų tą įvaizdį, šiaip tokia nuotaika kelianti ir jinai tikrai jau beveik 2 mėnesiai praėjo, nei kiek ta prasme neapvyto, kokią gavau, jinai tokia ir yra ir dar tarp tokios gražios dėžutės. Tai jeigu ieškot, arba šiaip pati save norit nusistebinti, nes čia moterim labiau skirta, tai tikrai rekomenduoju, nes nežinau, man tai asmeniškai labai graži ir įdomi dovanėlė. Ir šiaip dabar kažkaip, nežinau, pagalvojau, kad man jau labai norisi eglutę puošti, dar nėra net gruodžio 1, bet gruodžio 1 tikrai sakysiu savo meilį, kad einam puošti ir nieko nelaukim, nes kažkaip, kai iškrito pirmas sniegas, tai ir ta biški šventinė nuotaika įsijungė. Dar gavau advento kalendorių iš Eurokoso, kurį šiaip parodysiu. Tai va toks kalendorius, nežinau, iš tikrųjų, man atrodo, iš Eurokoso pagal ta tokia biudžetinė ganėtinai kaina, jisai pats paklausiausias yra. Ir man kas patinka, kad jo aprašymą, kai biškai perskaičiau, nes man įdomu buvo, tai pasidomėjau, kokią šį kalendorių gavau, tai irgi veido priežiūro, kūno priežiūros priemonės, tai iš tikrųjų labai man tokie patinka, nes kažkada seniau buvau gavusi iš Douglo kalendorių, tai nepatiko, nes ten buvo su makiažais, o aš nežinau, aš šiaip tikrai nedaug makiažų naudoju ir iš ten sunaudoju labai nedaug priemonių. Antakių ten pieštuką sunaudojau akių tušą, nagulakai 3 buvo, kur irgi visi 3 raudoni, ten tipo čiučiut atspalvis skiriasi, bet kai ant nagų nusilakuoji, tai tas atspalvis net moterim nesimato. O mes moteris labai mokam spalvas atskirti ir ten jų tonus ir panašiai. Faktas, Dougle yra tikrai labai gerų kalendorių, bet būtent man gal tinka labiau veido, kūno priežiūra ir panašiai. Ir šiaip manau, mažiausia gal galima ypač kūno priežiūrą prašauti, nebent koks kvapas nepatinka ar panašiai. Bet kai su makiažu, tai ten irgi buvo toks pilkas akių pieštukas, kur aš gyvenime nesu akių pieštuką naudojus. Tada raudoni visokie lūpdažiai, kur aš turiu vieną raudoną lūpdažį, bet aš tikrai labai retai dažausi su juo. Tai, va tokie dalykėliai. Šiaip tą iš Eurokoso dar net nebuvau pradarius, bet aš jį jau atrodo galiu rekomenduoti, nes, nežinau, man atrodo toks fainas ir tikrai jo kaina, sakyčiau, nebloga. Jeigu dar nepadarėt, nenustebinat savo mylimo žmogaus, taip pat galima, čia šiaip skamba kai kokia reklama, bet, žodžiu, galima ne tai, kad užsakyti kalendorių, bet padaryti ir man jau čia griūna, nežinau šiaip kiek matosi, bet padariau kalendorių pati iš saldumynų, nes apskritai gal manau, kad vyrams labiausiai tinka valgomi dalykai, jeigu nori kažką nustebinti. Galima iš tikrųjų pagal, individualiai pagal savo kišenę nupirkti ant tuos saldumynus arba šiaip dar kažko pridėti ir tikrai galima nudžiuginti, nežinau, ten antrą pusę, ten sesę, brolį, dukterėčią, sūnėną, ten mamą, tėtį, draugę, žodžiu. Arba
tiesiog nusipirkti kokį kalendorių iš Euriuko su Dovilu ar iš kažkur ir pasilepinti pačius save. Stengiausi iš tikrųjų šiandien nufilmuoti ir parodyti kuo daugiau, bet kai prasidėjo mano filmavimas nuo pat ryto, tai atrodė, kad jau padariau porą kadrų ir oi, čia bus įdomus video, aš čia daug labai ką parodžiau, bet dabar, kai peržvelgiau šiek tiek, tai atrodo to pačiu ir nieko neparodžiau, tik tais šnekėjau daugiau nei įprastai. Galit pasakyti, ar jums patinka, kai aš daugiau kalbu, ar tiesiog kai veiksmas daugiau vyksta, tai yra greičiau vyksta ir viskas greičiau rutuliojasi, nes man nežinau, man kas per daug šneka nepatinka, bet kas per mažai irgi nepatinka, tai aš pati asmeniškai tada noriu, kaip man patinka ir pati pasidaryti, kad nežinau, tai per viduriuką, tai kadangi yra dabar pati pradžia, tai sunku iš tikrųjų ir išmokti, kaip čia ką reikia daryti. Šiaip galit pasidalinti, jeigu nesunku komentaruose, tikrai ar patinka, ar nepatinka ir ko galbūt trūksta, o ko yra per daug. Tikriausiai ir atsisveikinsiu jau su jumis, tai mano, nežinau, jau vakaras nieko ypatingo bus, tai tiesiog nusiprausiu, susišukuosiu, persišukuosiu ir panašiai ir ruošiuosi miegoti ar atsigersiu arbatytės, gal įsijungsiu YouTube kažką pasižiūrėti, nes irgi man, kadangi ir pati kuriu YouTube, pačiai irgi įdomu pasižiūrėti kitus ten tuos kūrėjus. Labai ačiū, kad žiūrėjot, jeigu žiūrėjote iki galo, tai iš viso mane labai džiugina tokie, kai žiūri žmonės iki galo, kad tu peržiūri ir nėra labai daug, bet tie žmonės jau, kurie nuo pat pradžių iki galo žiūri, tai tikrai labai smagu. Jeigu galite, paspauskite like. Būtinai paprenumeruokit mano kanalą, pasiekit mane Instagrame ir labai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.